Visiems iki mano gilties su jumis aš esu Adelė ir šiandien aš filmuoju 6 seriją mano serialo Super žvaigždė. Tai ką, sėkmės žiūrėti. Pavargau čia taip. Aš tavęs čia valgyti. Ačiū, kaip tik aš norėjau kaip tik eiti žemyn, bet jau atėjai. Dukrelė, tu nepergyvenk, tu sugrąžinsi tuos pinigus. Tai kaip aš tau sugrąžinsiu, jeigu vis tiek kaip tau gausiu? Aš tiek daug metų, beveik 11 metų užsidirbau tos pinigus. Ai, ir dar plius. Kaip čia? Šalbos šį. Eidin. Žodžiu. Tikėkime, kad viskas bus gerai. Ir dar. Šiandien norėjau padaryti, kad vėl turėsiu eiti apsimaskuoti ir pamėgti vėl eiti į tą laboratoriją, gal kažkas suguoda, gal suskambinti susitiksiu, lyg tai turėtų būti, nes jeigu ne, tai nieko tokio bus. Jo, nu gerai. Ir dukrelė, aš važiuoju į darbą, iki. Tai žinok, daktarė kažkokiu magišku būdu atrado Adelę. Jinai nepaskendo. Jo. Kaip suprast? Taip, aš atvažiavau per naujų metų naktį. Patikrint? Taip, patikrint, kaip ten daktarė ar jau nuskendo giliau, o žiūrštinės nebėra. Tu visur patikrinai? Taip, ten buvo tuščia. Aš turėjau nuleisti skystį žemyn ir buvo tuščia. Tai gal kaip Adelė galėjo sužinoti apie tai? Ai, taigi čia. Ta, mesgi jau viską sužinojo, ką ji daugiau galėjo žinoti? Palauk. O Gabrielė negalėjo kažkaip čia būti sumaišyta? Kaip suprasgi? Taigi Gabrielę mes žiauriai retai matom. Nu tai ir tai yra. Mes Gabrielę žiauriai retai matom, nes Gabrielė ir yra Adelė. A tai jinai negali būti, kad taigi pati sakė tau, kad... Aš vis nemačiau nei kartą tos Gabrielės. Vat aš irgi. Jinai atėjo tik kokius 3 kartus jinai buvo pasakyti. Alio, žmogau, aš pati nemačiau jos gyvenime. Nu tai va, ir yra bairis. Kad tai gali būti Adelė, apsimaskavusi į Gabrielę. A tai kaip mes tai patikrinsim? Kai patikrinsim, tu nesvarbu, tu palauk, man čia kažkas parašė. Nu. Kasgi parašė? O neustėti, eik tu jai viską papasakai, nes man reikia eiti patikrinti, kai ką eiti. Gerai. O, labas. Valerija, labas. Seniai tu matyta. Buvau namų arešte, negalėjau net iš namų išeiti. Ai, iš vis jau nebegalėjai? Ai. Dabar mama, aš jai pasakiau, kad aš einu į parduotuvę. Tai aš atėjau pats. Tai papasakokit, ką aš tai praleidau. Žodžiu, mes valgėm tą daktarę. Po to aš jai įdėjau tą skystį. Viskas okei, praėjo gal bent diena viena. Tada nuėjo Goda. Nuėjo vieną, jau naktį, per naujus metus gim. Nuėjo pas tą daktarę, pažiūrėti, ar jinai yra dar skystė. Ar išjungė tą skystį, kad nuleistų. Ir jos nebėra. Jos nebuvo. O tai kaip jinai galėjo pridėti?
Ir tada ir pagalvojo, kad čia Adelė gali ją paimti. Ją ir paėmė Adelėje. Ir kažkaip žiauriai keista. Ir dar plius ta Gabrielė žiauriai retai mes ją matom. Ir pagalvom, kad... Šiaip mačiau tik vieną kartą, kada Goda manęs paprašė, tiksliau, kada Gabrielė pasakė, tiksliau, Goda Gabrielė pasakė, kad duok saltos ir pinigus. Tai jo, bet, tai va, žodžiu, pala. Ir ta Gabrielė yra Adelė liktai. Gal. Arba ne, arba šitas tikras žmogus. A, tai kaip su pinigais? Pinigai tai jau yra visi paimti, kurie yra. Tai nuostabu. Jo, bet mes esam tokie dabar milijonieriai, bet visi Godai pasisekė, tai jinai ir taip milijonierė tokia. Tai žodžiu, reikia dabar padaryti, man reikia greit nuvaryti į tokį vieną dalykėlį. Aš tokį dalyką vieną atnešiu, nupirksiu gerai. Vis tiek, mano mama rašo, kur tu esi, tai man reikia greitai nuvaryti parduotuvę, kažką nupirkti, kad aš tipo buvau parduotuvę. Jo, kad tikrai įsitikintų. Žodžiu, pala, man kaip tik irgi reikia į parduotuvę. Tai galima tik kartu. Tai gerai, susitiksim. Iki. Namai, namučiai, kaipgi aš jau pavargau nuo viso. Kaipgi aš pavargau nuo viso šitų dalykų. Jeigu būtų čia močiutė, tai jinai aišku, kad man padėtų visą tą padaryti, ką aš persiplanavau. Betgi močiutė nebūdavo tokia bloga, kaip aš dabar. Ir iš vis ką aš darau? Norit pasakyti, aš pavagiau visus Adelės pinigus. Alio, Goda, atsigauk, čia iš vis nes. Gerai, taip. Tai aš ir taip buvau turtinga, kam man dar ant viršaus pinigų. Goda, sutikau, tau tie reikalingi pinigai, labai tu turi būti, tik tu turi būti milijonierė mieste, o Adelė negali būti, taip. Bet jeigu būtų močiutė, tai jinai pasakytų, kad aš tai blogai darau. Ne, aš nesu tas kitas, aš esu jau kitas žmogus, bet aš buvau vaikystė irgi tokia bloga. Šis apie ką aš galvoju, šiaip man reikalingi tie pinigai ir man reikalingi tie pinigai. Valerijai irgi reikalingi pinigai, tai viskas čia gerai, taip. Austėja, jeigu Austėja mus išduos? Tikiuosi, kad neišduos. Gerai, ramiai. Eisiu, pažiūrėsiu televizorių, atsigausiu. Tai iš vis kodėl, ką mums tie pinigai reikalingi? Aš girdai pakankamai pinigų turiu ir ką mums tie pinigai? Ką mums tie 20 000 dar pinigų ant viršaus? Dukrelė, tai viskas gerai, tu kažkokiais tai... Ne, man gerai, aš čia galvoju tą. Žaidimas čia toks. Tu bandai prisiminti? Jo, apie ką žaidimas bandau prisiminti, taip. Keista, gerai, žaisti normaliai. Tai tu nori sausainių, tau galiu duoti patys naujausius skanus. Ne, ačiū, ne. Kodėl man tie pinigai? Žodžiu, gerai, Austėja, tugi dabar esi bloga, tu dabar kitokia. Gerai, viskas. Kam man išvesti pinigai? Kam jie reikalingi? Ašgi vis tiek turiu pinigų. Pala, Valerija, atsibusk. Ramiai, nereikia čia. Tik čia
Paprasti pinigai. Taigi čia nieko nereiškia. Ramiai. Bet ką tu su savim kalbėti? Viskas gerai. Gerai. Čia kaip makarukai. Tai dabar man reikia elgtis taip. Ne. Taip, tavo naujas gyvenimas. Tu esi bloga. Jeigu tu esi bloga, tai ir būk bloga. Taigi tu esi visąlaik tokia. Ne. Ramiai, reikia gal eisiu parasit pamiegot, gal bus ramiau man. Kaip čia tus pinigus kažkaip. Palauk, aš noriu. Kaip tus pinigus grąžint. Dukrelė, viskas gerai? Oi, ką? Aha. Pinigus grąžint. Aš jeigu į viršų prigulsiu, pavargau. Aha, gerai. Kaip tus pinigus grąžint. Turiu idėją. Pipu. Alio? Labas, Austėja, klausyk. Tu gali pastebėti Adelę, nes aš dabar negaliu, nes man yra svarbus reikalai, dabar aš važiuoju, tai... Aš paspirtuku, žodžiu, važiuoju ir man yra reikalų. Tai galėtum... Aš kaip tik ten toli jos gyvenu, aš galiu ją pastebėti. O, gerai, šaunuolė. Ir klausyk, ją atsargiai stebėk. Pabandyk ant stogo užšokti, bus gera idėja. Aha, gerai, to kopečias pasimsiu ir... Taip. Gerai, aš ją žinau, toj vietoj ten, kurios yra pat... Turi tokį mini garažėlį, ten yra tos kopečius. O, gerai, ačiū. Iki. Man toks yra jausmas, kad mane kažkas stebi. Žiauriai keistas jausmas. Man netgi širdis jaučia. Na gerai, čia gal tiesiog geras jausmas. Gal, taigi žinau, kokia ir tai bus nuostabi diena. Nes aš žinau, ką darysiu. Rytoj. Ačiū, kad žiūrite šitą mano video. Tai iki. Iki! Oi, mamačka, ten. Iki.